Nu ką, brangiai, šį kartą pamėginau padaryti timelapse, ne hyperlapse. Ir žiūrėsim, kas gausis. Gero žiūrėjimo, jeigu labai nepatiks, nu, tai parašykit komentarą, sakykit, eik tu peklon su savo tom nesąmonėm. Geriau vepezo ką nors, kokias nesąmonės, negu tokias nesąmonės rodyk, ne? Tai va, įrašinėjau tiek Prancūziją, ne visą, nes tik tais, kai prašvito, ir Ispanijos visą dalį nuo Irūno iki pat išsikrovimo. Netgi į halę atbulinį įsistūmiau. Pamiršau, kad kamerą turiu. Tai va, gero žiūrėjimo ir ikiukas. O, Jeronimai, ką čia hebrytė? Atsikėliau prieš 15 minučių. Žiauru iš tikrųjų. Vakar ilgiausiai prasidėjau ir prie video aišku dariaus valgyt, montavau video, ten įkelt tą iškirpt, tą išmest. Daug iškarpiau iš tikrųjų vakarykščiam video, reikėjo dar daugiau užkarpyti, bet jau viskas, video yra įkelts, tikiuosi neužkniso jūsų žiūrėti į padangą ir į kelią. Tai jo, reikėjo dar iškarpyti daugiau. Bet, nu, yra kaip yra. Senai tokius video bedariau. Tai biški atšipę įgūdžiai, kurių niekada neturėjau. Nu ką, mėginsim smūgiuot, kavytę daros 5:30, mėginsim smūgiuot, pagal dietą turėtų būti 6 valandas, čia su pauze. Iki sienos. O kai bus žiūrėsim, nes yra Bajonė, daug kamščių, yra daug miestelių, kur tikrai gausim kamščių, jo labiau šiandien yra penktadienis, daug kas važiuoja, jeigu geras oras, daug kas varo čia į Ispaniją su mašinom, su kemperiais ir taip toliau, būtent to keliu, ne tik autostradą, nes ir matėt pliažą, kur buvau padaręs video. Ne, čia prie pliažo video. Tai jo, aš pamėginsiu šį kartą padaryti timelapsą, kuris gausis labai greitai, bet gal išeis kaip prašvis, darysios pauzę, gal išeis vėl kabinsiu ant galo, bet padarysiu timelapsą, aišku, bus žiauriai greit. Ir žiūrėsim, kas gausis. Tai gal gausis visas maršrutas nuo pauzės iki sienos, tikėkimės. Nes dabar dariau hyperlapsą, tai ten daro kas 5 minutės, tai taip nesulieta, bet rakums net laiko iš tikrųjų. 2,5 valandos, nes yra ant 4K kokybės ir 30 FPS ir jungta yra ta stabilizatorius. Ant pliuso net nepastebėjau, kad ant pliuso yra įjungt. Tai realiai matėt, kad praktiškai net nedreb nieks. Apartava pagurklė. Tai va, tokie reikaliukai. Aš laukiu, kol pasidarys kavytę, laukiu savo pilotą, tikiuosi, kad nepranaugaus. Oi, blemba, vėl prasideda, va. Prikolčiukai. Ir to išmes klaidą. Jau gavau, kad baigęs, čia prikolai, čia tavo grafą. Gerai šakelę, einu aš, darytas. Ką darytis? Reikia susipilti termosą kavą, užsipilti ir viskas. Ką čia darytis, čia nėra ką darytis. Ir tiesa, taks nebeišmetė klaidos. Labai gerai, nes prieš tai buvo rašyta download activity, tai turbūt nuskaito mano kortelę. Vadinasi, pradėjo veikti. Tikiuosi, reikės paskambinti į ofisą, paklausti. O, mano piločiažą atvažiuoja.
Ir reikės paklausti, ar veikia ar ne. Tiesa, nenuskaito, nes skambino ofisą ir sakė, nemato, paskutinį kartą buvo nuskaityta kortelė, kai buvau davęs, tas buvo penktadienis praeitą savaitę, ar už praeitą, prisimenu aš dabar. Ir jo, praeitą savaitę penktadienį. Ir čia tiem, kam įdomu. Tai aš galvoju irgi, kad bus pradėjus veikti, bet neveikėt. Nu tai ką padarysi. Jeigu veikti, nes anksčiau tokių bairių nebūdavo, vadinasi veikia. Tai servise turbūt sutvarkė, ar čia stebuklingai kažkaip. Tai va, tik tiek tai norėjau pasakyti, viskas. Mano pirms rozas kavytės užsibaigė, 2 minutės liko, čia iki pabaigos, o mano piloto nėra. Jie čia nuvažinėjai. Mum irgi. Oi, vėl to keliu per aplinkui važiuoti. Nu, tiek to. Tai pliusas, žinau, kad visas kelias yra uždarytas priekį. Galiu drąsiai viduriu važiuoti. Minusas, lėčiau važiuoju negu mes, nes, tai yra suprantama, nes man atrodo, čia yra ne 4 metrai, ar 4 metrai su biškiu. Tai, logiška, kad jisai lėčiau važiuos. Nes labiau visur stebėti reikia, visur žiūrėti reikia. Ir mašinos važiuoja, ir dar viens parvažiuoja iš priekio. O, ir su namuku. Tai kaip dabar bus, hebra? Jo, no problem. Aš pasitrauksiu va čia pas kaimynus į kiemą. Jo, blemba, tiem su namukais tai yra reikalų. Aš jau ką tik, tai vos neįrovė, čia. Jau taip milimetrovkiam prasilenkė. Gerai, viskas, lėkiu. Kai mes su pilotu sako, kitą kartą, kai mes važiuosim kartu, važiuosim naktį. Va, sustoja. Ir šiaip Jep. Tai va, juokėmės su pilotu, sako, blemba, kaip gerai viskas, čia. Yes. Kaip gerai, kad šits namuks važiuoja priešais mumis, tai jo pilots, jisai pats juokės, sako, tas pilots, sako, mano darbą dirbu. Sako, va, tai kaip gerai, žinai. Nes nuvažiuos dabar į viršų, čia ta debiliška trasa, kuri kalną važiuoja. Tai va, pajudėjo, pilots jau viršui vadinas, kelias uždaryts, viskas. Viskas, kad čia foja frei, kaip sako vokiečiai. Tai juokėmės, sako, visą darbą čia aš bandė dirbti. Sakau, jo, sako, dabar, sako, tu tais važiuoji, įsijungęs šviesas ir viskas, nieko nereik daryti. Kaip sakant, ir mum kelias atidaryts. Ir nežinau, minėjau ar jau neminėjau, labai gerai, kad jisai, aišku, svorio jisai nieko neturi. Čia aš lėčiau važiuoju negu jisai. Bet šiaip lygioj vietoj tai jisai pakankamai greit važiuoja ir viskas yra super. Tai va, tik tiek kol kas. Diniai reikės uždėti pasikrauti. Tai va, atvažiavom čia į kolonėlę. Reikia užsipilti gazuolę, reikia užsipilti mežaliuką į mėlyną bakiuką ir pasidaryti 15 minučių pauzę. Ir viskas gaunas visiškai sušiktai, nes Bajoniai yra draudimas ir mes kaip tik ant draudimo atvažiuojam ir teks 2 valandas stovėti. Tai va tokia fignia, ką padarysi? Žiūrėsim, su kiek valandų būsiu ir aš labai bijau, kad aš galiu iki vietos net važiuoti, čia. Tai va. Nes neužteksiu laiko, aš desetkių nebeturiu. Trečiadienį desetkį nepilnai išvažiavau. Tai taip ir gaunas. Tai va. Dėl to stengiuosi jau, desetkį kai važiuoju, tai jau stengiuosi iki galo išvažiuoti. Su 9 valandom tai aš nesuku galvos, nes ne problema. Tai va. O su
setkėm yra toks dalykas, kad tas daryti yra. Ką, Šaika, mėginsim davažiuoti iki išsikrovimo ir išsikrauti. Turiu labai gerą pilotą, tai sakė, lieksim, jop tararai. Tai va, žiūrėkit toliau į kelią. Ha? Kol nieko nėra, aprodysiu jums biškį. O, pažiūrėkit, toks va sandėlys ir nieko nėra. Nu, dabar mačiau, liktais vienas parvažiuoja. Einu išsikrausiu, pasisekė atvažiuoti, papasakosiu. Iškrovė! Viskas. Šiandien pasidarau pauzę. Aišku, dabar eisiu dar pasiimti popierius, einu nusimauti, nes esu visas smirdintis, suprakaitavęs. Vienu žodžiu, atvažiavau iš Prancūzijos, kur buvo šalta, šiandien va, stoviu prie Pamplonos 32 laipsniukai. 32 laipsniukai. Nuo 5 laipsnių iki 32. Pauh! Pauh! Tik tais. Man reik biškį kuprinę išsikrausit, nes aš turiu dar iš namų visko prisijėmęs. Žuveliokai mano. Tai va, lėksiu maudytis. Bet, žinot, ką aš jums norėjau pasakyti, bet aišku, dabar pasigirsiu ir aš negausiu to turo, tai nesakysiu kur, bet, va, šef skambin, palaukit. Tai va, brangiai, nedaug žodžiausiu, viskas, baigiam darbukus, išsimaudėm, švarus, kvepiantis, dabar galim vėl prakaituoti, laukia 34 laipsniai ir aš ką tik užsivedžiau, nes pamiršau įsijungti kondišą, kad kai pareisiu iš dušo, nereikėtų įlipti pirtį. Tai va. Ačiū visiems, kas žiūrėjot ir iki sekančių mano video. Jeigu pirmadienį patvirtint krovinį, laukit, gal pirmadienį ir pasakysiu jau. Labai tikiuosi, kad gausiu šitą krovinį, tai būtų pasakų pasaka. Ir jeigu pirmadienį gausiu, gal užuominom papasakosiu, kas kaip kur kame. Ir taip toliau. Tai va, brangiai. Tam kartui tiek ir iki.